Na, antra diena. Lupsim trečią stoglangį. Žiūrėsim, ką turim. Nu, čia padaryti. Ten kažkaip biškai reikės silikonų, nes kažkaip nesva įtarimas, kad šlapia. Čia nieko blogo, bet gal čia kaip pamuša. Nu, va, geriausias įrankis. Reikia viską atsifalcinti. Senoviškų, švediškų stilių, bet čia padaryta vokiškai. Švedijai mes darom biškai kitaip. Biškai falti čia irgi pipėts, vienas gabaliukas trūko. Nu, nieko tokio. Nu, falcinam, ardami. Nu va, atvalcuotas viršas. Ir visada drėgna. Ir va, kada būna įkirpimai tie, visą šlapia. Tai kada atgal sudėsim, užsiūsim, praeisim silikoną, kaip čia šnekėjau. Gal ten kaip eina, ir paskui pamuša biškį. Bet čia nuolydis bus nekim 5 laipsniai. Nu, užtepsim. Gaudyklę maišą reikia nusimti. Viskas atsifalcint, lietuva viskas įkirpimai. Švedijai būtų, nepraeita. Nu va, buvo skardas sudėtas. Vėl nesusiūta, suknėdyta. Ten tas gabaliukas, kur čia buvo dėtas. Vėl problema, vaikiklis. Ten. Kaip jį sukti. Čia irgi nieko nedadėta. Bandom ardyti. Dar kitko. Čia padaryta taip, kaip galima daryti tik apačioj. Įlajas visada guldosi ta briauna. Ir tada pasisiūna viskas. Užsilenkia ir pasisiūna. Jokio įkirpimo nebūna. Dabar ten yra įkirpta. Įlaja blogai. Kad pasisiūta yra gerai, bet netaisyklingai. Taip, ten dangtelis. Ir čia užsiūta skarda. Bet biškai per mažai yra. Tai aš tą briauną atstatau. Nagai biškai, kad biškai daugiau būtų mėsos. Nu va, pastačiau briauną, nes ten biškai skardos visada trūksta. Ir kai kur šviečiasi būna, kad tai geriau daugiau, kad užlenkti. 3 padaryti valcuotą stogą. Einam į kitą pusę. Šiandien dar vieną ir padarysim. Nu, čia tas voniojkas. Bandom atsivalcuoti. Čia biškai geriau padaryti kažkaip. Ten paskui dar duliai. Uždėjau difuzinę. Ten pakišau. Bandom rinkti toliau. Įdėtas tas GGU baltas. Antrą dieną, antras langas. Plytelės maišą, biškį atsargiai išėmiau. Įdėtas tas. Taip, dabar porą dienų išeiginė.
paskui dar du.